roto langas. Čia turi užpatentuotą gravelį, kur langas užsikiša. Zaviesai jo. Jo išskirtinumas, kad jis įsidėjęs čia reguliuojasi. Tai va, rota po šiai dieną deda gumas apie visą rėmą. Kai nusiema visas langas, visada čia medis neįsupuvęs nieko. Visi vėliuksai fakro ten mediena, paskui čia skardelė dedasi aliuminė, bet vis tiek peršala, ten kas tas po to aliuminė. A čia gaunasi skūra tokia. Va dabar yra lango pačia. Ir žiūrim langą, kai rankina, tai čia irgi pačia. Irgi turi tą gumelės apsauginės šalčio. Dar po vieną tais laikais būdavo. Ir dabar ką mes mėva. Yra pačia ir kai rodžiu tą pačią. Kada langas užsidaro, jisai priglunda guma su tuo aliuminiu. Ir per čia šiltesnis langas gaunas. Tas pasičiava. Guma prisiglaudžia. Ir šiltas rėmas būna. Va, dabar šonas irgi. Va, atsidarai. Kokia guma visą apšildo visą rėmą. Kas kaščiausia, dabar šiuolaikiniai nauji langai, roto tas designas, visi roto. Po šiai dieną visada yra guma. Ir dabar yra dabar šitas termo VD rėmelis vadinasi, šiltas rėmas aplinkui visus roto langus. Ir roto kas savybė, kad tu to VD nenuimsi rėmelio. Vėliuksas būna atskirai pridėtas ir ta prasme, kad ten nori dedi, nori nededi, kartais netelpa tarp gegnių. Ir būna, kad ne visada jis telpa tarp gegnių. Tai va, šitas rota irgi langiukas. Neįsupuvęs nieko, jam metų, nežinau, 20 kokį. Paskui čia kažkokios savaitės dėsiu naują roto langą, designo, tas, kur per vidurį varstoma šimi bus kilnojamas. Tai padarysiu irgi apžvalgą. Dažniausiai va šitas roto originalas parašyta ir yra dažniausiai lūžta. Ten vienam žmogui turėjau, kad buvo nulūžę, teko keisti. Aišku, čia purvinas visas, bet va, ta dalis, kaip sakiau, prisiglaudžia prie tos gumos ir labai sandarus šiltas langas būna. Taip, po kiek laiko susitiksim ir apžvelgsim naujo roto lango ir pamatysit, kad viskas po šiai dieną taip pat panašiai naudojama ir kas yra pakeitę ar dadėta jame. Patinka, statom laikus, žiūrim toliau.